Esu Liudmila Vingilienė, kinų medicinos ir akupunktūros gydytoja. Šiandien jums parodysiu, kaip taškinis masažas gali padėti peršalus. Pirmieji taškai plaštakoje tarp nykščio ir rodomojo piršto bei pėdoje tarp nykščio ir antrojo piršto. Masažuokite šiuos taškus stipriais ir ritmingais pulsuojančiais judesiais. Trečiąjį tašką rasite dilbio viduryje, 3 pirštų atstumu nuo riešo linijos duobutėje. Ketvirtas taškas yra blauzdos išorinėje srityje per 4 pirštus nuo girnelės. Jis vadinamas tašku nuo 100 ligų. Jį stimuliuojant galime sustiprinti imunitetą. Šie taškai tinka ne tik peršalimo profilaktikai. Juos masažuoti galite ir peršalus, nes pasveiksite dvigubai greičiau. Susirgus masažuokite juos kas valandą po keletą minučių. Kinų medicinos tikslas – gydyti ligos priežastį, o ne simptomus. To išmokti galime kiekvienas. Tad kviečiu į seminarus, apie kuriuos informaciją rasite interneto svetainėje.